ką nori nuotrauką perduoti. Ar informaciją, ar tiesiog vaizdą. Jie tikisi iš egzaminuotojo, kad jis ateis ir padarys jo darbą. Muzikavimas, dainavimas, šokimas, fotografavimas yra vienas iš tų, kas leidžia pailsėti. Yra standartas, kuriam tai parašyti. Dabar dėžutės, kokybiškai pridės surinamo medžiagą ir surinamo. Paprasta. Kreipkis į tą įstaigą ir ten gausi atsakymą. Nes gali skirtis požiūris. Reikia laiko. Viskam reikia laiko. Nereikia skubėti atlikti keitimų. Ypatingai, jeigu kas nors patarinėja. Arba kas nors mano, kad tai būtų geriau. Ką reiškia užaukštinti reikalavimą, jeigu parašyta 3 mm, o yra 4,5. 1,5 mm nieko nereiškia, kad yra 30% nufototo dydžio. Panašiai. Nes toks yra principas. Užrašyk, ką darai, daryk kaip užrašyta. Jūs galite įsigyti paslaugą iš mūsų pigiai, greitai ir aukščiausios kokybės. Aptarkime įmonių atitikti slėginių įrenginių techniniam reglamentui. Apie gamybos modulius, pakalbėkime galbūt apie tai, kaip įmonėms sekasi šios reikalavimus vykdyti ir su kokiais moduliais juos susiduria, ne? Žinom turbūt tos pačius populiariausius A2, B, G, H, kitus. Kokios didžiausias problemos ir kaip sekasi jas spręsti? Kalbant apie slėginių įrenginių techninį reglamentą, iš tikrųjų labai plati ir aktuali tema. Kaip gaminys atitinka reglamentui. Kaip įmonė atitinka reglamentui, galbūt yra tik tai keli moduliai, kurie kalba apie kokybės sistemą, kurio įmonė tiesiogiai dalyvauja. Paprastai tai yra reikalavimai gaminiui, jo kokybei, kurią turi užtikrinti įmonė. Tai turbūt pats populiariausias modulis šiandien dienai, sakyčiau, tie, kur užsiima gamyba slėginės įrangos kaip gaminių, yra modulis G. Sekantis būtų A2. Tai yra antros kategorijos slėginė įranga. Paprastai A2 tai yra vamzdynai. Slėginiams indams, katilams yra modulis G, pats populiariausias. Tai kas tas yra techninis reglamentas iš principo ir kodėl mes turime juo vadovautis šiandien dienai, o anksčiau nebuvo. Tai yra ES norminis teisės aktas, kuriuo privaloma vadovautis pateikiant slėginę įrangą į ES rinką arba ją importuojant iš trečiųjų šalių. Viskas. Kitaip negali būti. Tai reiškia, kad bet kuris gamintojas, kuris gamina slėginę įrangą, turi įvertinti, kokiai kategorijai priklauso ir pagal tos kategorijos modulį pagaminti tą įrangą. Kartais reikia kviestis trečią šalį, kartais nereikia. Čia priklauso nuo sudėtingumo gaminio. Ir pats techninis reglamentas, arba kaip populiariai vadinamas direktyva, jis tik tai apsako sąlygas, kokių reikia. Pagrindinis dalykas bet kokiu atveju yra gaminio standartas. Nes kada sako, reikia pagaminti pagal pedą, tai yra tik dalis informacijos. Kai aš girdžiu pasakymą, reikia pagaminti pagal pedą, tai suprantu, kad tas gaminys gale turės būti paženklintas C ženklu. Bet viskas, daugiau jokios informacijos nėra. Jeigu žinai gaminio standartą, yra daug lengviau kalbėti. Europinių standartų grupė, kurie yra susijusi su slėginės įrangos gamyba, yra darnų standartai. Ir jie visi yra suderinti su direktyva. ZA priedė yra parašyti skyriai, kurie yra suderinti su direktyva. Ne visas standartas pagal nutylėjimą yra suderinti su direktyva, bet tam tikri skyriai, kurie kalba apie gamybą, personalo kvalifikaciją, technologijų patvirtinimą, bandymus, medžiagas, dar kitus dalykus. Ir jeigu vadovautis darniuoju standartu, tai jau jis pats iš savęs turi reikalavimų suderintų slėginių įrenginių direktyvą ir C ženklinimą.
Ir nereikia jokios direktyvos. Darnusis standartas tai užtikrina. Didesnė bėda yra tame, kuomet yra taikomi arba ketinami naudoti slėginės įrangos gamybai standartai, kurie nėra darnieji. Gali būti bet kokios kitos valstybės standartas, kuris nėra įtrauktas į darnių standartų sąrašą. Tada slėginių įrenginių direktyva atsiranda pirmoje vietoje ir ten yra reikalavimai personalui, kaip turi būti, ten yra reikalavimai medžiagom, kokios turi būti, ten yra reikalavimai gamintojų medžiagų kokybės sistemai. Yra reikalavimai nedačios defektus, personalo kvalifikacija, kaip turi būti patvirtinta, kas turi patvirtinti, priklausomai nuo įrenginio kategorijos. Daug visokių niuansų yra. Ir čia susidurima su iššūkiais neretai tų standartų, aš turiu omenyje nedarniųjų standartų supratime ir techninių reikalavimų suvokime, nes kartais sako, mes suprojektuosim pagal standartą, kuris nėra darnus, o pagamysim pagal darnų. Nes pas mus suvirintojai atestuoti, technologijos atestuotos, NDA personalas atestuotas, taip yra. Bet slėginių įrenginių direktyvo neleidžia maišyti standartų, daryti mikso. Tai yra techniškai negalima imti iš vieno standarto, kas tau patinka, iš kito standarto, kas patinka, iš trečio sakyti, va mes tai pagaminam. Ne. Turi būti vienas standartas, kuris kalba apie projektavimą, gamybą, tikimą ir bandymus. Ir tada žiūrėti, ar jisai tenkina reikalavimus iš slėginių įrenginių direktyvos pusės, ar ne. Jeigu ne, tie reikalavimai turi būti įvykdyti pirmoje eilėje. Toks yra principas. Na, iš ties tokia prasminga ir gili tema, ypatingai studijuojantis jauni žmonės universitetuose, ko gero nesusiduria su šitą tokią, pavadinkim, inžinerijos produkto, šitas slėginių įrenginių techninių reglamentų, tuo labiau su gaminio standartais, nes kalbant apie šitą techninį reglamentą, turbūt mes galim nukeliauti ir sekančiai gaminio standartus, kuriuose yra irgi taip pat išdėstomi visi reikalavimai, kaip tą gaminį pagaminti, kokiais dar norminiais teisės aktais reikia vadovautis, kur nukeliausime į ISO 14773, bei 3834 standartus. Kaip manai, jaunai kartai, kaip sekasi surišti šitą koreliaciją tarp slėginių įrenginių techninio reglamento ir gaminio standartų? Ar yra pas mus, pas naujai atėjusius specialistus, pas jaunąją kartą, ar yra tas supratimas, kas čia per daiktai? Ar reikia kažkokių, sakykime, papildomų neformalių mokymų šią temą galbūt? Tai klausimas turbūt yra susijęs su įmonių darbuotojais, kurie pradeda dirbti įmonėje ir visa šita gamybinė sfera, teorinė sfera, standartinė sfera yra jiems nauja. Taip yra. Visuose srityse taip yra. Kada žmogus pradeda dirbti, kažkas tai yra naujo. Kaip mokymo įstaigose nešti šitą žinią, turbūt mokymo programuose ar yra, ar galėtų būti paminėta tokie dalykai, bet tiesiog informaciniam pobūdžiui, kad taip yra. Tai būtų švietimas, kad yra Europos Sąjunga, norminiais teisės aktais, darnų standartai, nedarnų standartų direktyva, C ženklas, ko reikia, nes C ženklas yra praktiškai visur. Paimkite mobilų telefoną, atsidarykite, pažiūrėkite, batareikės yra C ženklas. Reiškia, gaminys yra pagamintas ir saugus naudojimui pagal gamintojo numatytas sąlygas. Taip pat ir su slėginė įranga yra. Ir kaip su studentais yra, aš negaliu pasakyti, aš nesu dalyvavęs ne vienoje paskaitoje. Yra universitetų, kuriuose dirba dėstytojai, prieš tai dirbę kažkokio tai kontrolės įstaigoje. Ir yra techninių temų, kurias jie paliečia. Ten jie atsiskleidžia, ten jie tą žinią neša tiesiai.
Bet matau, kad vienas iš būdų greičiau tokią informaciją pateikti studentui yra praktika gamybinė įmonė, kur jisai susidurs. Ir yra tokių įmonių Kaune, kurios gamina slėginę įrangą, kurioje dirba konstruktoriais, projektuotojais vaikinai iš universiteto, kurie pradeda projektuoti ir jiem yra iššūkiai. Nes jis gali būti geras medžiagų atsparumo žinovas, geras skaičiuotojas, programų taikytojas, baigtinių elementai skaičiuoti gali, jokių problemų. Bet yra gaminių standartas ir specifiniai reikalavimai. Ir juos galima išmokti tik gamybinė įmonė. Teorijos išmokti neina. Bet kurį standartą paėmus skaityti kaip Bibliją, kaip Naująjį testamentą, galima pabandyti, bet žmonės, kurie to niekad nedarė ir kuriem to nereikia, tikrai yra nuobodu. Ir ta informacija yra beverti. Kada susiduri su tikrais klausimais iš gamybos ir reikia rasti atsakymą, tada yra paieška atsakymą. Švietimo požiūrio jie turėtų išmokti arba išlavinti įgūdžius greitai surasti, kur parašyta. Ir tas įgūdis surasti, kur yra parašyta, gali būti taikomas visur, ne vien tik tai taikant techninius standartus. Nes turbūt esi girdėjęs, ar socialiniai plotmė, ar techniniai plotmė, ar pagal savo darbą tokią frazę, kur yra parašyta. Kada vyksta kažkoks techninis ginčas, žmonės paleidžia tokią frazę, kur yra parašyta. Reikia žinoti, kur yra parašyta. Nebūtina atsimyti, kas konkrečiai koks dydis, bet kur parašyta reikia žinoti. Dėl to viena iš technikų, kurią asmeniškai praktikuoju, disciplinuotai daug metų ir kuri pasiteisina, tai prieš atsakant į techninį klausimą visą laiką susirandu, kur yra parašyta, kad dar kartą pasitvirtinti, jog teisingai galvoju. Aišku, per metus, per tą ilgametę praktiką ir patirtį tiesiog atsimeni punktus ir skaičius. Ir gali iš karto pasakyti, koks tai yra dydis ar koks atsakymas, bet reikia nepamiršti tos technikos, kad prieš atsakant į klausimą susirast, kur yra parašyta. O ieškant, kur yra parašyta, ne vieną kartą randi atsakymų prieš tai buvusį klausimą, į kurį neradai atsakymą. Ir čia yra techninių dokumentų skaitimų sėkmė, taip įvardyčiau. Ką galėtum parekomenduoti įmonėms, kurios dažnai susiduria su šiuo slėginių įrenginių techninių reglamentų? Prieš užduodant klausimą, įsitikinti, kad neradai, kur parašyta. Tada klausti. Nes neretai būna atveju, kuomet ar taupydami laiką, ar tiesiog vadovaudamasi kitais principais, gamintojų atstovai paskambina užduoti klausimą ar gauti techninį atsakymą. Jo, bet tai reikia suprasti, kad tai nėra konsultacija ir tai nėra paslauga. Tai yra tiesiog atsakymas į klausimą. Nes jeigu reikalingas kompetitingas ir tikslus atsakymas, kuris padeda verslui toliau vystytis, reikia suprasti, kad tai kainuoja. Ir tai yra paprasta. Nes specialistai, kurie geba atsakyti iš karto į klausimą, jiems reikia laiko, jiems reikia patirties ir jų patirtis jiems kainuoja. Jiems kainuoja jų patirtis ne vien tik materialiai, kursai, mokymai, skrydžiai, viešbučiai, standartų, ne. Sėkmės ir nesėkmės. Klaidos, išvados, nusivylimai, atradimai, tas viskas užima laiko. Ir susirasti tinkamus specialistus, kurie gali atsakyti iš karto į klausimą, įmonė irgi yra sėkmė. tą dalyką irgi reikia suprasti. Sakyčiau, kad nereikėtų vien tik tai prisirišti prie kažkokio tai vieno asmens ar įprastos rutinos. Tiesiog reikėtų galbūt, rekomenduočiau pabandyti pasiklausinėti ir pas kitus, nes, tarkim, vienas iš klausimų susijusių su slėginių techninių reglamentų, pavyzdžiui, atliekant sertifikavimą pagal tokį tai modulį, kaip elgtis su medžiagom. Manęs klausė, reiškia, įmonės specialistas, kuris dalyvauja gamyboje. Bet mes nesame
ta sertifikavimo įstaiga, kuri sertifikuos tą gaminį. Tai mano klausimas, kas yra tavo sertifikavimo įstaiga? Jeigu jisai įvardina tą įstaigą, tai va čia rekomendacija. Kreipkis į tą įstaigą ir ten gausi atsakymą. Nes gali skirtis požiūris, gali skirtis patirties bagažas, kad gali nuspėti keliais žingsniais, kas gali būti. Ir šitoje vietoje nėra tas atsakymų vengimas, tiesiog yra apdraudimas, kad neįsivelti į diskusijas, nepastatyti nepatogią padėtį, nes taip gali būti. Kad jis gautų atsakymą tiesiai iš to, su kuriuo jis tiesiogiai bendrauja. Jeigu reikia pasitikrinti žinias, tam yra mokymai, durys atviros. Tam yra kvalifikacijos kėlimas, durys atviros. Kiekvienas gali pasirinkti, ko jam trūksta. Susirasti ten, kur jisai mato, kur reikia. Ir čia yra irgi viena iš įmonės strateginių, kaip čia pasakyti, tikslų galėtų būti tas personalo kvalifikacijos palaikymas. Kažkas tai įmonėje turėtų numatyti tokius dalykus. Neužtenka turėti patirties 20 metų gamyboje specialistui ir nedalyvauti jokiuose mokymuose ar ne tai, kad mokymuose, patirties apsikeitimo programuose, patirties pasisėmimo programuose. Tiesiog tai yra labai tikslinga ir naudinga. Kalbant apie darniuosius standartus ir slėginių įrenginių direktyvą, Lietuvai tai buvo nauja patirtis. Įstojus Lietuvai Europos Sąjungą, mes priėmėme ir sąlygas Europos Sąjungos. Viena iš jų buvo techninė dalis. Su ja atėjo europiniai standartai. Nes anksčiau Lietuva naudojosi kitos valstybės, kito bloko standartais tam tikrą laiką ir atėjus pasikeitus sistemai, pradėjus taikyti europinius standartus, standartai atėjo, bet požiūris liko. Ir čia buvo didžiausia konfrontacija šito vietoje. Nes standartai anglų kalba, juos reikia išmokti, kai kas pradėjo argumentuoti, jog neskaito angliškai, turi būti lietuviškai, visko išversti lietuvių kalbą nėra galimybės. Ir iš tikrųjų šioje vietoje atsisijoja specialistai, kurie geba skaityti angliškai, kurie turi patirties užsienyje, kur kalba angliškai, kurie gali tą patirtį parsivežę iš užsienio, tą patirtį pasidalinti čia Lietuvoje, taip pakeliant mūsų slėginės įrangos sektoriaus personalų žinias dalyvaujančio gamyboje. Čia yra apsikeitimas patirtim. Ir sakyčiau, kad tai yra vienas iš tų modelių, kuomet tos žinios yra atnešamos iš vakarų. Nes reikia suprasti tą dalyką, pasikeitus sistemą, atėjus naujiems standartam, iš kur tie specialistai dirbę pagal seną požiūrį, pagal seną kurpalį, greitai gali persiorientuoti. Tai yra natūralu, žmogiška. Aš negaliu teigti, kad kitos sistemos techniniai dokumentai, taisyklės, standartai buvo prastesni ar blogesni. Įranga dirba 40 metų šiandien dienai, be sutrikimų. Tai reiškia, irgi techniniai dalykai pragalvoti ir geri buvo, tam specialistai buvo mokomi, tam specialistai buvo ruošiami, buvo, pamenu, rengiami į metus bent vieną kartą įmonių susibūrimai ir pasidalinimas patirtim iš techninės pusės, kur surenkamos gamybinės įmonės ir išdiskutuojamos diskusijos, techninės problemos, naujovės, ir tai buvo viena iš sėkmių nešantas naujas žinias. Šiandien dieną iš to pasigendu. Šiandien dieną pasigendu gamybinių įmonių subūrimo, sprendžiant ne vien tik tai suvirinimo kažkokius tai klausimus, bet ir tuos gamybinius ir kokybinius klausimus ir kokybės sistemų klausimus. Čia būtų iš tikrųjų šaunu, jeigu kažkas tai atrastų jėgos savyje organizuoti tokius dalykus, ir manau, kad tas irgi prisidėtų prie Lietuvos ūkio, keliant kokybės lygį gamyboje, vienodinant reikalavimų supratimą. Nes reikalavimai, sako, užaukštinti reikalavimai. Ką reiškia užaukštinti reikalavimą, jeigu parašyta 3 mm, o yra 4,5? 1,5 mm nieko nereiškia, bet yra 30% nuo užduoto dydžio. Panašiai.
Tai šioje vietoje linkiu sėkmės pačiam organizuojant tokius dalykus, kaip ir ši priemonė. Ir manau, kad dar susitiksim. Kur čia kokybė prasideda? Kas gali atsakyti klausimą?